Labas, katalikai. Nufilmavau video Rusijos degaliniai eilę. Indijai atsisakius pirkti rusišką naftą, Rusijoje prasidėjo panika. Visi rusai puolė piltis kūrą. Pažiūrėkit, kokios eilės degalinėse. Jis sakė viskas, dabar naftos neperka, tai reiškia visą dizelį ir benziną išveš iš Rusijos. Rusai nebeturės ko važinėti. O aš tuo metu einu tuliką ieškoti. Paskutinė frazė daviau suprasti, kad tekstas yra vertas tualeto. Ir kas prasidėjo? 150 000 peržiūrų, virš 300 komentarų. Elementarus tūpas video su Rusijos degalinė. Jūs įsivaizduojat? O padarom šitą debriefingą. Karo lakūnai po skrydžio daro debriefingą, kad nustatyti, ar pasiekė tikslą skrydžio ar ne. Ir ką reikėtų patobulinti. Aš manau, kad pasiekiau, nes tokį jūsų dėmesį pritraukti, kada prasme, ne visada sugebi, nors Rusija pritraukė. Jūs įsivaizduojat, ant kiek svarbi Rusija jūsų gyvenimuose. Bet čia fignia, čia tą mes jau žinome senai 35 metus ir dar anksčiau. Bet kitas yra dalykas. Kaip jūs visi nepasitikit tuo, ką galvojat, nepasitikit savo pasauliu, kuriam jūs įsivaizduojat, kad gyvenat. Toliau bus rimtas video, žiūrėtės galite nežiūrėti. Suprantat, mes kiekvienas sukuriam savo pasaulį, savo tokį seksualinį fantaziją, savo burbulą. Ir mes jį labai saugom. Mūsų protas yra taip padarytas, kad mes sugalvojam kažkokį tai teiginį, kažkokią tai idėją ir mūsų proto tikslas yra, pasąmonės lygiai, atrasti tam teiginiui įrodymų. Taip netgi veikia mūsų mokslas, kuris biškai nusigrybauja. Jis sugalvoja hipotezę, sugalvoja tezę ir bando ją įrodyti. Bet kokiu būdu svarbu, kad tą dalyką įrodyti. Ir va dabar tas pats. Iš esmės, aš pagal jų esu už Rusiją, padariau video, kad Rusijai chana ir jūsų vidiniai pasaulio suvokimo šablonai visų sulūžo. Kaip taip gali būti? Kas čia dabar yra? Ir kiekvienas pradėjo, tai jis eilių nesamatęs. Nes jeigu tu myli Rusiją, tai to visa informacija apie Rusiją yra bloga. Ir jeigu parodė, kad Rusija yra eilė, tada tu ieškai argumento, kaip čia padaryti, ką čia pagalvoti, kad čia, ta prasme, nėra eilių. O teisingai, tai būna eilės ir 15 km muitinėse. Tai palyginus su tuo, eilės nebuvo jokios, mes gal per pusvalandį užsipylėm kūro ir viskas tvarkoja. Bet būtinai visi jūs ieškojot argumentų, kaip čia įrodyti, kad jūsų gyvenimo paveikslas, tą, kuris įsivaizduojat, jis yra iš tikrųjų teisingas ir nieks kitas jo negali pajudinti. Bet jeigu jūs tą dalyką bandot įrodyti, tai reiškia, kad jūsų tas paveikslas, tas jūsų gyvenimo įsitikinimas, jis neturi jokio tvirto pagrindo. Tie žmonės, kurie turi savo įsitikinimus, turi savo gyvenimą, eina savo gyvenimu, jiem nereikia nieko, nei įrodyti, nei aiškinti, nei pasakoti, nei ieškoti argumentų, nei kažkokius faktus už ausų pritempinėti. Bet jūs visi, tie, kurie komentavot, buvo ten pora, ta prasme, kad Hebras sako, ar ta prasme sarkazmo nesupranta, gal kiek, iš 300 komentarų 2-3 tik tai buvo adekvatus. Vienas rusų kalboje parašė, kad pažiūrėkit į ženklą, 1000 km ten su viršum iki artimiausio miesto, 200 km iki šitos, čia dar buvo už šitos. Ir dar į tą pusę koks 1000 km. Ir paaiškia, kad tai iš tikrųjų yra paskutinė Rosneftės degalinė tokia. Adekvati centrinės Rusijos degalinė. Toliau ten keli šimtai kilometrų, kas 200-300 km, tai bus degalinės. Visi kiti bandėt įrodinėti savo, kad aš neteisus dėl to, kad mano informacija netitiko jūsų gyvenimo įsivaizdavimo. Jūs svarbiausios to nesuprasit. Jūs net nesuprantat, kaip bus jums blogai ir kaip jums dabar blogai su jūsų psichika. Ir kaip bus blogai su jūsų psichika, kai tas pasaulis išvis sugrius. Kai jūs jokių argumentų nebesrasit, aišku, daugumos iš jūsų dėl visko gyvenime bus kaltas, kad jūs tapsit alkoholikais, bus kalta Rusija, kad jūs vartosit narkotikus, bus kaltas Putinas, kitiems bus kalta, kas ten tokia, šita Magnolija, kaip ten, ta bus prezidentė, Landsbergis, dar kas nors. Aplink visi
bus kalti. Ir tik tai jūs vienintelis būsit šventas ir Dievas. Tik tu vienintelis žinai, kaip visi turi gyventi, tik tu vienintelis žinai, kaip turi visi elgtis. Bet kažkodėl tai visi aplink yra kalti ir tau neleidžia įgyvendinti tavo Dievo šventumo funkcijos. Tai bibistų, o ne Dievas. Bet kokiu atveju, tu nuostabus. Tikiuosi, kad toks ir liksi. Man visi patinka, realiai, skaidinat mano gyvenimą. Aišku, suprantu, kad paskaičius komentarus, kad Lietuvoje psichinė būsena dalies žmonių yra ties tragedijos ribos. Ir nenustepsiu, jeigu paimti tikrą statistiką. Mirčių ir taip Lietuvoje daugėja, čia galima ir neimti statistikos ir taip aišku, bet manau, kad daugėja ir daugės savižudybių. Daugės mirčių nuo narkotikų perdozimo, bet jūs tokį kelią pasirinkot. Aš jums duodu informacijos, kad tą dalyką suprasi, bet ne visiems jums to užteks. Taip pat, mėlyje, bet kokia atveju, ar tu nusižudysi, ar vartosi narkotikus, kas aišku nerekomenduoju ir niekam nesiūlau, nes tik tai psichiškai nesveiki žmonės, turintys psichinių problemų, vartoja cigaretės, narkotikus, alkoholį, tatuiruotės, šituos piercingus, visokius. Psichiškai sveikam žmogui šito viso jūsų dublo nereikia. Bet kokia atveju, dar pasikartosiu, tu nuostabus, toks ir išlyk. Tokius aš jums ir myliu. Jeigu pasakysit, aš jums vis tiek irgi mylėsiu. Jūs vis nuostabus, kaip galima jūsų nemylėti, kai jūs tiek daug skiriat dėmesio, laiko, meilės man.